Taigi labai dažnai pasitaikantis, ypač buitiniai situacijai, yra sugrebimai už rankų. Vėlgi, galbūt jūs tiesiog nori sustabdyti ir klausyk, aš tu noriu kažką pasakyti ir tada jums nereikėtų stengtis iš to išsilaisvinti, naudojant jėgą. Tačiau galbūt jūs nori nustemti kažkur į kitą kambarį, galbūt tai jūs esate laukia ir jūs nori nustemti į mašiną ir bala žino, kas bus toliau. Ką jūs galite daryti tokioje situacijoje? Pirma, ką galite atlikti, tai yra nesipriešinti ir tiesiog gultis ant žemės pilnai atsipalaidavę. Taip jūs būsite sunkesni, lyg maišas bulvių, tarkime, ir tiesiog užpalikęs jūsų negalės įsitempti ar į kitą kambarį, ar į mašiną. Tai ypač yra efektyvu laukia, kada jūs esate tempiamas į automobilį. Tai vėlgi, jūs esate sugrebiama ir žmogus jūs tempia. Jūs atsipalaiduojat ir jūs tempti jau yra ganėtai sunku, nors jūs, tarkim, sveriat ir 50 kg. Taigi, jeigu jūs nenorite, galbūt negalite kristi, jums reikia tiesiog ištraukti ranką. Tai, tarkim, Tanja šiuo metu mane sugrebė iš rankos, ką aš galiu padaryti šitoj situacijai. Vėlgi, tai reikia padaryti, kai jūs vos tik sugrebė. Kodėl? Nes jeigu jūs sugrebė ir jūs, tarkim, priešinatės, kaip dabar daro Tanja, tempiate ranką prie savęs, aš norėsiu jūs išlaikyti ir aš jūs stipriau gniaušiu, veršiu, galbūt jūsų ranka pradės silpti. Taigi tai turime padaryti žymiai greičiau. Taigi jūs sugrebė ir jūs tiesiog keliate ranką link savęs. Vėlgi, elementarus pavyzdys, draugai, sveiki. Tiesiog taip turite pakelti ranką. Kodėl tai veikia ir kodėl tai yra taip paprasta? Todėl, kad taip keldami ranką, mes susilpniname užpuoliko sugrebimą, veikdami jo nykštį, kas yra silpniausia vieta šiame sugrebime. Taigi tai vyksta taip. Netgi stipriai sutempus, jie vis dar gali išsilaisvinti. Vėlgi, jeigu to mums padaryti nepavyksta, ką mes galime daryti toliau? Mes visuomet turime laisvą ranką. Ir tiesiog Tanja mane jau stipriai suėmė, aš priešinausi, man neišeina nieko padaryti, ką aš galiu daryti. Vėlgi smūgiuoti į veidą. Smūgiuoju vieną, antrą kartą, veikiausiai jinai atlaisvins tą ranką ir aš galėsiu ją taip pat ištraukti. Jeigu sugrebė iš kitos pusės, tas pats, jūs tiesiog keliate ranką prie savęs. Jeigu jums to padaryti nepavyksta, tarkim, jūs vėl sugrebė, ką jūs galite daryti, yra smūgiuoti į šitą vietą, iš tos pusės. Jūs galite smūgiuoti į nykštį. Tai turėtumėte atlikti smūgiuodami palei savo ranką. Vėlgi tai turi daryti agresyviai, lyg jo ranka būtų karšta ir jums deginti ir jūs negalite ir tiesiog, paleisk. Vėlgi šis veiksmas veiks dar labiau, jeigu savo ranką jūs vėlgi trauksite prie savęs. Tai turite atlikti tuo pačiu metu. Tanja, dabar aš suėmu Tanja ir taip. Tiesiog stenkitės rankos taip toli nenuvesti ir traukti labiau savo kūnu negu ranka, nes jūsų kūnas bus stipresnis vien tik už jūsų ranką. Vėlgi, dar sikeli.